Vasara. Reikia. Vėjeliai, 4 minutės pusę, kaiga, pačių. Turi būti, tais metais tekėjo. Bet važiuoja, ekiam. Ratas galinis. Nusversim batareiką. Taip, nešiuoja. Važiuosi. Jo. Nu ką, varau nusipirkti dviračio. Nu kaip visiems aišku, tai vasara. Reikia paminti dviratį. Varau pirkti dviratį. Dviratis pamatysit per video. Nu, toks neįmandras nei ką, bet išskirtinis. Nu, man patinka išskirtiniai dalykėliai. Šiaip jis naujas kainuoja iki 2000 eurų. Seną gali paimti ir už kokius 800. Jisai varomas elektra. Kadangi čia švedai tingi tvarkyti jį, ir jis man parduoda, nusiderėjau, kaip sakant, parduoda už 100 eurų. Tai su tą 100 eurų varau pirkti dviračio ir jūs pamatysite netrukus. Važiuosim su savo busu. Ką žinai, jis visi kurs, o aš jau turiu būti. Mano busas kurės va šitaip, aš jums parodysiu. Oh my god, aš raktų nepasiėmiau. Kadangi tas busas retai naudojamas, tai aš nuimu nuo kumo klemą, nes signalizacija iškrauna man tą kumą. Tai va šitai pyst, viskas. Kam čia dar reikia kažko tai? O, nesidaro čia po žiemos niekas. Gerai ėjo. Opa. Nu ir ką apie mano busą? Mano busas užsiveda šitaip. Norėjau aš jums parodyti. Pakiši, raktelį. Puks, įeini. Aha, žiūrė, energija gera. Puks, čia, puks, knopkė. Puks. Puks. Viskas veikia. Aišku, yra 2 dviračiai. Bet man dar reikia vieno. Nu ką, važiuojam į vietą ir parodysiu dviratį. Tai mano tokia kelionė. Ausinės ant ausų. Nes čia visur šniokščia vėjeliai. Lėkiu, spidometras neveikia, bet lėkiu 891 dabar. O, kokia gamta. Gerulė gamta, kalvutės va. Eina, sau kaip gražu. Čia nieka gera, o čia kaip gražu. Tai taip keliauju dviračio pirkti. Viskas yra gerai, bet turiu problemą. Prisidirbau musę. Prisidirbau, nes dega aušinimas. Mirksi. Kažko trūksta. Nežinau ko, bet kažko trūksta. Pažiūrėsime, pavyks man iš vis atvažiuoti. Iškilo dar viena problema. Ta kelionė pradėjo mane stebinti. Įsijungė ir batareika, nemačiau, buvo telefons padėtas. Batareika įsijungė. Oh my god, akumuliatorius, toj bus pizdėts. Man atrodo, negrįšiu. Reiks kažkam skambinti, o kam paskambinsi? Oh my god, o čia tai turiu bėdų. Jo, įdoma kelionė. Bet ne problema, užtat kokie vaizdai. Nieko nesimato per kamerą, bet ten toks rūkas. Čia labai aukštai ant kalno esu. Vau. Kai zebas. Gerai atrodo. Nu, aš vis tiek lėkiu. Liko 17 minučių. Ne, jau 14. Nežiūrėsiu, kas bus. Nuo kalno reikia užgesinti mašiną.
Atvažiavau, parašiau jam, dabar laukiu atsakymo. Aišku, neįsiu nefilmuosiu ten tų švedų, nesu toks nahalas eiti išfilmuoti, nes aš dar neturiu tiek drąsos eiti čia visus filmuoti, prašyti, ar gali būti filmuojamas, kaip ten per Uberą. Ar galima būti filmuojamas, man reikia padaryti gerą kontentą. Ne, aš padarysiu tyliai, labai tyliai, įmesiu į bagažinę, parvažiavęs namie jums parodysiu. Davaice. Nusipirkau dviratuką. Oi, blėt, seneliokas ten toks buvo prieš šnekos. Tai mes gerai paplepėjom, pabendravom. O dviratį parodysiu, kai nuvažiuosiu kai parvažiuosiu namo. Tai čia nežinau, kaip aš grįšiu. Batareika problema, bet aušinimo skystis dingo. Bet batareika problema. Tai man atrodo, po žiemos kažkas susikniso, jisai... Nieko tokio, taip turi būti. Tais metais taip ėjo. Štai mano žvėris. O, koksai už 100 eurų. Bet jis totaliai miręs. Karočią... Ratas bam. Ui. Ratas bam. Visi špykiai bam. Nu belekas išlūžė. Eik tu savo. Bet aš turiu kitus ratus. Žiūrėk kaip. Nu ką, pralekiam. Ekranas dužęs, bet jis nereikalingas. O, įsijungia. Stabdžių nėra. Nu, pažiūrim, važiuoja. O, kur? O, kur, žiūrėk. Kaip įdomiai. O, važiuoja. Važiuoja su tokiu ratu. Lekiam. Batareika ir įsikrovus. Bet važiuoja. Kaip čia suprast? Mini ir važiuoja. O, nėra stabdžių. Oh my god, nėra stabdžių. Oh my god. Ei, tada. Į kalną. Reiks pasispirt, padėti minti. Oh my god, nieko nesuprantu, kaip čia reikia. Į kalną tai... Oh my god. Vienu žodžiu, galinis ratas miręs. Taip nešioja. O, važiuojam. Opa. Važiuoja. Eik tu savo. Nu jo. Okei. Oh my god. Ratas jo miręs. Totaliai miręs. Ratas galinis totaliai miręs. Oras įsileido, nes čia tik tam pripučiau. Bet dar pažiūrės batareiką. Batareika visiškai įsikrovus. Pakrausim batareiką. Dar bandysim paralėti, kad visiškai nakai sulaužyti. Visiškai sulaužyti tą galinį ratą. Nes jis man nereikalingas. Aš turiu kitą gerą ratą. Turiu su pavarom. O tai... Okei. O kaip šviesas įsijungia šviesas? Niekas nedega. O kaip, pavyzdžiui, norėčiau aš šviesas. Aha, su šviesom biškiu chuйня bus. O, čia priekina. Okei. Ką reiškia šitas į priekį atgal?
Nu, reikia dar įsiaiškinti, ką čia reiškia. Nes jis taip, o tai... Nu dar, biškį pralekim. Jau tušia padanga, nelekim. Rytoj pralėksim. Nu va, toks mano pirkinukas. Įdėsiu kitus ratus. Pakrausiu. Ir tada lėksim. O atrodo įspūdingai. Atrodo baisiai įspūdingai. Tik nelabai suprantu, aš čia dažytas. Ne, nedažytas, šitoks turi būti. Sėdina, viskas čia gerai. Man kaip ir tinka. Man viskas tinka. Čia tipo išjungti. Nu dar reikia kišti pažiūrėti, tą kraunas. Šiaip turiu aš dar vieną tokią batareiką. Tai man kaip ir varga nelabai su jom. Nu ką, šiandien tiek. Mano dviračio tiek. Motociklai veikia ko puikiausiai. Reiks nuplauti, uždėti numerius, viską sutvarkyti. Smulkmenas. Lyja laukia, tai niekur čia neišvažiuosi.